Sveiki. Taigi, pradedame pirmą leidimą ir čia su jumis naujas Alphabet Car Garage projektėlis, kuris užsiima automobiliais iš Amerikos. Be abejo, tai pats pirmasis, kas buvo sumanymas, tai nupirkti automobilius Lietuvoje, jau važinėtus, kiek įmanoma, su mažiau klastotais duomenimis ir juos sutvarkius, pašalinus pagrindinius defektus parduoti. Kadangi tokie automobiliai dažniausiai būna amerikietiški, nes labai lengva yra patikrinti jų visą ridą, kiek jie yra pravažiavę, kokie mušimai buvo, bet nereikia investuoti didelių, sakykime, investicijų į patikras, į ataskaitas. Tai be abejo, mes buvom pasirinkę jau Lietuvoje važinėtą patį pirmąjį Ford Escape modeliuką. Europoje šitie modeliai dar kitaip yra vadinami. Ford Kuga. Taigi, kaip matote, buvom išsirinkę tokį gražų žalią modeliuką, tiesiog tinkantis prie gamtos, daugiau galbūt ir bekeliai tinkantis pasivažinėti lengvai tokiai, bet ir puikiai atrodė šiaip kelyje, kadangi turėjo ganėtinai didelius gražius R20 ratus, chromuotus, tai uždėjus tokius galėjai drąsiai važiuoti į kelią ir tikrai traukiai dėmesį. Taigi, sutvarkėm, praėjom techninę apžiūrą ir jį pardavėm. Tai, sekantis modeliukas jau buvo nevažinėtas Lietuvoje, bet taip pat amerikietiškas BMW X5. Taigi, jį paėmėm, kaip jau minėjom, nevažinėtą Lietuvoje, sutvarkėm, kaip matot iš nuotraukos, tikrai puikiai atrodė ir be abejo jį pardavėm. Taigi, kadangi pamatėm, jog iš tikrųjų rinka yra gera, galima nupirkti tikrai gerus modelius, pradėjom dairytis į amerikietiškus aukcionus. Ir nuo to prasidėjo mūsų veikla. Išanalizavom be abejo nemažai valandų praleidami prie kompiuterio, domėjomės, kaip surasti tinkamą variantą, kokie dokumentai tinkami, kokie netinkami, kokiais mušimais jos geriausiai yra vežti. Ir nuo šių metų pradžios pradėjome jau viešai siūlyti modelius, kadangi turime patirties, tai galime pasiūlyti modelius, iš tikrųjų, kurie tinkami mūsų Lietuvos registracijai ir juos pravežus, remontavus, galima drąsiai registruotis ir nereikia nieko baimintis. Tai šiam kartui tiek, sekantį kartą apžvelgsime, kokie automobiliai buvo parvežti pirmieji, su kokiais mušimais, su kokiais dokumentais. Taigi, laukite sekančio leidimo ir iki greito. We've come a long way from where we began.